Mhm. Grįžkime prie tavo projekcijos praėjusią savaitę į tą vaizdą. Mhm. Aš dar susirašysiu tavo aprašą, bet jeigu tu jau kažką matai, gali pradėti ir pasakoti. Jo, aš jau matau tą kilimą raudoną, žinok. Bet jis Iš toks karto labai nuo jo, ar įdomus. ne? Jo, nes kažkaip man jis priminė iš tikrųjų, mes, kai aš maža, nu, augau, dar kai buvau Šiauliuose, mes turėjom tokį kilimą, jisai toks truputėlį, toks ne tai kaplaukuotas, bet toks labai įdomus, toks minkštas labai, tai tas raudonas kilimas labai, nu, tą priminė man, tas raudonas Aha. kilimas į tą kilimą, Mhm. tik tiek, kai jis pakeitė spalvą. Ir aš pradėjau raustis tarp tų siūlelių, žinai, kaip kažko ieškodama. Jo, man čia buvo labai įdomiai, kaip tu projekcijose visada ieškai perėjimo. Mhm. Ar ne, tu ten atsiduri namuose ir tada ieškai per kokią erdvę pereiti, kaip įeiti. Man tas iš tikrųjų labai patinka pas tave. Mhm. Aš taip nedarau. Jo, tu biškai kitaip darai. Matai vis tiek Mhm. skirtingai, visi skirtingai kažkaip. Mhm. Ir raudona, ne, spalva, tai iš karto man apie tą pagrindo čakrą kažkaip. Aha. Granai pagrindo čakrą kažkaip asocijuoja su, tarsi, žinai, ta projekcija jau siuntė man signalus kažkokius tai, Mhm. kur po to atsikartoja realybėje, bet dabar nuo pat pradžioje einant į tą, kaip aš rausiausi ir atsiradau tuose rūmuose ir aš pamačiau tą sargybinį ir tas sargybinis buvo, žinai, kaip tie anglų sargybiniai Aha. raudonas tas ir baltos kelnes. Ir aš kai Mhm. skridau, mano tas astralas skrido, jisai mane matė ir aš taip pasisveikinau, žinai, dar. Ir tas sargybinis bus tokia nuostaba, žinai, tipo, ką aš čia veikiu. Ir jis greitai bėgo pas tą karalienę, tą damą, žinai, tų rūmų. Ir kas labiausiai man įstrigo į atmintį, kad jinai buvo su juoda suknelė, tokia kaip pikų dama, žinai, Mhm. jinai tokio stiliaus. Jis kažką jai sušnabždėjo. Ir dabar sugrįžtant prie tų sargybinių, ne, nu, aš čia, Mhm. žinai, iš tikrųjų dabar iš pasiskaitimų, ne iš savęs kalbu. Bet man tai labai rezonavo, kad, pavyzdžiui, kaip Anglijoje, ne, prie tose pilyse yra pastatyti sargybiniai, tie sargybiniai yra pastatyti pagal Merkabą. Ir tie sargybiniai, jo, pagal Merkabo struktūrą, ir tie sargybiniai būna tie kaip stulpai, ne, pavyzdžiui, nuo negatyvų ar ten kažkokių tai minčių, blogų ar burtų netgi, žinai. Oho. Jo, jie yra išdėstyti taip, kad apsaugoti tą vat, vidų. Geras, niekada, Jo, žinok, nebuvau pagalvojusi. jo, aš irgi, bet Už va, tai ir stovi kaip stulpai. taip, jie stovi kaip stulpai nejudėdami, jie negali nei šypsotis, jie turi išlaikyti tą, supranti, neutralumą ir jie negali nei žvalgytis, bet čia yra specialiai padaryta. Ir žinai, yra ne tik čia visose tose aristokratiškose tose šalyse, kur yra va tie sargybiniai, jie visi va tokie Mhm, sustingę. taip. Jie yra kaip stulpai, nu, kad nepraeitų kažkokią tai negatyvią energiją, tiesiog apsaugo. Jie, tarkim, tie sargybiniai, ne, jie galvoja, kad jie atlieka savo duty.
O tu o manai, iš kad jie tikrųjų. yra kažkaip apmokyti irgi kažką tais tuo metu, nežinau, skleisti kažkokį tais dažnį ar kažkokią. Jie ištreniruoti, jie gal, aš nežinau, aš taip manau, kad ne visi jie supranta, kad jie yra tie stulpai. Jie galvoja, mes saugom, žinai, jie kaip, nu, apsauga, vis tiek jau ta saugojama energija yra. Mhm. Bet kad jie, vat, galvotų, kad energetiškai irgi tai kažkaip, čia priklauso nuo pačio galbūt apsauginio, ką jisai supranta apie energiją, žinai. Mhm. Bet dauguma man rodo, kad jie yra tiesiog sisteminiai, Mhm. tiesiog atlieka savo darbą ir viskas, bet iš tikrųjų labai tas Bet nuobodus čia kaip kažkaip yra. šachmatų lentoj pėstininkai, žinai, stovi ir saugo karalienę. Mhm, būtent aplamai apsauga, ar ne, kažkaip turi tą tokią vibraciją, nes aš pati kaip dirbus apsaugoj kažkada, tai stovėdavau prie tokio podiumo ir tu negali pajudėti, vat, nu, stovi, žinai, ir lauki kokio tai keliautojo, kol pasą tau parodys. Tu turi išlikti toks robotinis netgi Bet tuo pačiu ir budrus. ir budrus, taip. Mhm. Aha, o dabar žiūrėk, tas apsauginis tave pastebėjo ir jisai labai nustebo, nesitikėjo ir bėgo pranešti. Pasižiūrėk tą momentą. Mhm. Jo, čia kažkokia tai yra speciali erdvė, tie rūmai, ne? Kažkoks tai kaip portalas pereinamasis. Ir jie tarsi žinojo, kad aš kažkada ateisiu, bet nesitikėjo, kad labai greitai. Mhm. Čia daugiau kaip kažkokie tai sergėtojai, gal netgi mano pačios kažkokie tai archetipai, Aš tą kurie patį žadėjau saugo. tavęs klausti, ar čia yra susijęs su tavimi, ar tai yra labiau susijęs su žemiška erdve. Manau, kad čia susijęs su manimi. Tai čia yra tavo. Mhm. Gerai, o kokią jie čia tą ribą saugo? Kodėl jie nesitikėjo, kad taip greitai ateisi? Pereinamasis kažkaip tarsi saugot kažkokį tai mano prisiminimą Mm. ir žiūri, ar aš esu pasiruošusi priimti tą Mhm. informaciją, stebi, kaip aš priimsiu tai. Jeigu aš Aš, būčiau nepasiruošus, aš nebūčiau tam praėjus. bet tai yra vienas prisiminimas ir jis toks yra ypatingas ir svarbus. Jų yra daugiau. Man rodo, kad jų yra daugiau. Bet jie kažkaip nuskanuoja mano tą pasiruošimą pagal pasąmonę. Mhm. O tada ta pati karalienė ar apsauginis, jeigu tai yra tavo erdvės saugotojai, ar tai yra tavo aukštesniųjų aš kūryba? Taip. Aha, gerai. Mhm. Ir dar truputį prie to momento, kur tu prasidėjus projekcijai tave pykina tas Taip. jausmas. Ar tai yra kažkuom susiję, kad galbūt dar, vat, būtent, kad nepraeitum į tą projekciją, bet kaip ir tu nepasidavei tam pykinimui. Ar gali būti taip? Jo, čia buvo patikrinimas, ar aš sugebėsiu praeiti tą kažkokią tai kaip ruošę, kaip emocijas kažkokias tai. O, geras. Nes ta projekcija labai susipynus su realybė, ne? Su mūsų Aha. realybė, tai jo kažkaip tarsi paruošia, žiūri, stebi, ar aš sugebėsiu praeiti tą emociją, būtent to blogumo kažkaip turėjau aš. Aš galėjau nustot projektuotis, tarkim, bet aš Mhm. praėjau tą etapą, man paskui nebuvo taip blogai. Taip, tai čia buvo vienas iš tokių kaip testų. Taip. Gerai, Mhm. išsiaiškinom tada.
Tai tada tu praėjai, ar ne, tave kaip ir praleido, tada Aha, karalienė, ar ne, davė jau ir tą sutikimą. Ir taip. tu atsidūrei ligoninėje, Mhm, sakai, lovos tokios senos, braškančios buvo, supratai, kad esi Italijoje, mhm, atsidūrei ant lovos ir tau kažkas sako, o, sugrįžai, tai ką, buvai dingęs ir sugrįžai? mhm. Čia daktaras sakė man taip. Aha, ir daktaras taip pat tau dar pasakė, kad tu apsinuodijai alkoholiu ir tu jo paklausai, ar tu žinai, kas aš esu, ir jis pradėjo juoktis. Jis pasakė, žinok, mergaitė, tu esi vardu Endis. Ir jis pradėjo rodyti tau nuotraukas, pasakė, esi chuliganas, benamis, turi 3 brolius, kitas buvo paimtas į Lietuvą, o jaunėlis mirė ir tu pats jį laidojai su kastuvu. Mhm. Ir Mhm, tada čia sustokim, ar ne? taip. Nes tas momentas, kai aš atsiradau ant tos lovos, aš atsisėdu, bet tarsi aš būčiau įėjusi į tą berniuką Andis. Ir kodėl daktaras pasakė, aha, tai sugrįžai, tai man toks jausmas, kad aš buvau tarsi komos būsenai. Ir jis man rodė nuotraukas, norėdamas priminti, kas aš esu. Ir kai aš paklausiau, ar tu žinai, kas aš esu, jis nusiekė, mergaitė, bet, tai tu esi Andis, žinai. Tai tarsi aš kaip susidvėjinau su tuo berniuku, aš žinau, kad aš esu moteriškos lyties, bet iš tikrųjų aš esu kaip ir tas Endis, žinai. Ir aš supratau, kad aš esu jame iš tikrųjų. Ir tada, kai jis rodė tos nuotraukos buvo tokios ganėtinai senovinės, juodai baltos. Ir aš netgi mačiau, kaip aš atrodžiau. Kaip tą berniuką? Taip, kaip aš atrodžiau, kaip tas berniukas. Aš tiesiog savo kūno nemačiau, nes aš buvau jame viduj, bet aš mačiau iš nuotraukų, kaip aš Nuotraukoje. atrodau. Ir, ir tada aš supratau, kad aš esu toks kaip ir benamis, kaip ir neturiu nei tėvų, žinai, kad aš galbūt turėjau kažkokį tai sunkų gyvenimą, gal ir smulkios vagystės, tokios kaip išgyventi, žinai, kažkaip man rodo, kaip duonos vagimas, žinai, man rodo tos batonus, žinai, kaip tie italai mėgsta, tokios kaip bagetės, kad aš tokius, žinai, kažkaip vogdavau. Tai tas chuliganas, tai grinai čia, kad aš turėjau kažką daryti, kad galėčiau pragyventi ir padėti savo kitiem broliam, nes man toks jausmas, kad aš buvau vyriausias. Ir našlaičiai, ar ne? Našlaičiai, taip. O kiek tau metų buvo taip iš pažiūros, kaip tu matai, 20, 16, Ne, 10? 16, 17, kažkur 16, 15 tarp tų metų. Aha. Tikrai nebuvau vyresnis. O kai tau tas daktaras pasakė, tai ką pabudai, ar čia jis pamatė tavo tą, astralinį tave, ar jis pabudo iš tos komos vis tik? Pabudo iš komos. O tu įtakojai tą, įeidama į jį, gal pažadinai jį kažkaip? Taip, jo, man žinok, labai rezonuoja, kad aš tarsi pajaučiau, kad kodėl tas pykinimas, ane, kažkaip, nes tas apsinuodimas kažkaip tarsi siela jau žinojo, kad mano šita realybė gali pažadinti tą realybę, tą paralelinį pasaulį kažkaip. Aha, o tas paralelinis pasaulis yra šiuo metu aktyvus, ar tai yra prisiminimas? Kažkaip atmintis, prisiminimas, kuris egzistuoja. Kažkokia trauma tarsi įrašyta, žinok.
Čia labai įdomiai, labai sudėtingai. E, Bet man daugiau galbūt kaip atmintis, gyva atmintis. Gerai, pabandysim suprasti. Mhm. Tai tave pasąmonė atvedė į šitą momentą, Taip. nes norėjo tau parodyti, Mhm. norėjo, kad tu susitvarkytum šitą žaizdą, šitą traumą, Taip. kuri vis dar yra gyva ir vibruoja. Mhm. Ir plius, kad būčiau pasiruošusi artimiesiems įvykiams. Tarsi kažkokia tai paruošimas, kad nebūtų šoko. Čia susijęs su tavo dabartiniu gyvenimu, kad tu būtum pasiruošus. Taip, taip. Atsimeni, kaip su Viktorija, kas buvo, tai čia toks kaip paruošimas irgi, kad išlaikyk tą budrumą, supranti. Laiku kreipkis pagalbos, jeigu reikės. Nes ta ligoninė, supranti, man taip pat vibravo tas ženklas. Tai gerai, kad laiku mes ir nuvažiavom iš tikrųjų. O čia yra kažkokia kaip gal kažkoks besikartojantis ciklas, ar tai karminė pamoka, kuris siela tave grąžina, nes tu kažką turi išmokti. Man eina žodžiai skystis vanduo. Dehidratacija kažkaip. Turi rūpintis savo organizmo skysčiais. Ne tik savo, bet ir mano vaikų. Nes šiuo atveju ne man buvo blogai, o Viktorijai. Aš suprantu. Tai kažkaip čia susipynė su ta realybė, nes tai, kas buvo projekcijoje, panašiai atsikartoja realybėje, tik truputėlį skirtingas scenarijus. Jo. Bet kai pasakai karminis, tai žinok, kažkoks yra karminis modelis. Kažkas čia yra kažkokia programa, žinok. Jo, žinok, ir man taip jaučiasi, kad čia yra kažkoks tau karminis modelis ir gali būti, kad ir ne per tave, bet per tavo tą artimą, nes tu irgi ten turėjai brolius, kurie irgi nuo tavęs priklausė. Ir čia dabar yra vaikai, kurie nuo tavęs priklauso. Taip. Ar čia, vat išrišti tą karminę pamoką, kad tau jos nebereiktų kartoti? Ar čia viską ir pasakei, kad reikia laiku pastebėti? Laiku pastebėti, budrumas, reaguoti, taip. Taip. O va toje reinkarnacijoje, vat tas berniukas, o ko tu nepastebėjai ten? Kur ten laiku nereagavai? Tai kad į komą pakliuvo. Buvo truputėlį pavėluotai. Aha, o kas nutiko, vat pasižiūrėk tą momentą, kaip tu pakliuvai į tą komą, alkoholio padauginai? Jo, apsinuodijimas konkretus, man rodo kažkokį labai pigų kažkokį gėrimą. Kažkas tarsi pavaišino ten iš draugų. Ir jis buvo labai toks, dėl to mane dabar irgi netgi kaip ir pykina, žinai. Stiprus, aišku, dar jaunas amžius, taip tikrai būna, kad į ligoninės nuvažiuoja net po keleto gėrimų, jeigu organizmas nepratęs. Taip, rodo, kad... Čia gaunasi kaip ir tu... Nesikreipta laiku kažkaip, kad mane netgi išvežė, kažkas vis tiek kreipėsi, gal mano kiti broliai, kažkas čia, kad aš kaip ir, man rodo, mane veminčia, žinai, tuo laiku. Ir taip, praeis, žinai. Ir
aš prarandu skysčius ir tada man blogai koma. Ir tada kažkas kreipiasi į pagalbą ir mane išveža į ligoninę. Ir kaip suprantu, tu buvai vyriausias ir kaip ir negalėjai leisti savo šitaip kvailiot, ar ne? Mhm. Turėjai atsakomybę už mažesnius. Ir kas ten buvo su tuo, kur tu palaidojai vieną savo brolį pats? Kažkoks irgi, žinok, man rodo, kaip Irgi ir, trauma kažkokia. rodo kažkoks kaip virusas, kažkokia infekcija. Kažkaip atrodo, tuo laiku pakliūti į ligoninę buvo netgi sudėtinga tiem vargšam. Mhm. Nesuteikta laiku pagalba, kažkokia liga, žinok, rodo. Nes man rodo tokį labai išbalalus, išblyškusi berniuką, mažą, gal 6-7 metų. Mhm. Aišku. Kažkaip labai tokia kaip nelygybė, žinai, jeigu tu vargšas, tu nieko, kaip ir, kad netgi skaityk, aš pati ruošiu tam savo broliui laidotuvės, ne? Mhm. Kažkaip labai taip jau, jeigu tu neturi nieko, tai tu ir nieko negausi. Pats sukis kaip nori. Ne tie laikai, žinai. Mhm. Tokia nelygybė kažkokia tokia jaučiama labai smarkiai. Mhm. Ir žiūrėk, dar gydytojas atėjo pas tave ir norėjo tau siūlyti kateterį, bet tu atsisakei. Čia simboliškai kažką jisai siūlė, taip, čia kažkaip kaip ženklas, Aha. nes čia tas pats susiję kaip ir Viktorijai siūlė, ne? Mhm. Jis man siūlė kažkokį tai, kažką tikrai siūlė. Pažiūrėk, ką jis siūlė, kas tai per simbolis, nes čia, žinai, kaip simboliais pasąmonė kalba. Kažkoks pajungimas, man rodo. Kažkur būtų pajungęs, jeigu aš būčiau sutikus. Ir kur jis būtų tave pajungęs? Į sistemą kažkokią tai. Būtų kažkaip mane nudrenavę labai. Vietoj to, kad pagerintų, kažkas būtų buvę. Mhm. Aš atsisakiau, bet taip supranti, aš turėjau tokį vat griežtą ne. Aš nenoriu, man gerai. Mhm. Kaip įdomiai, ar ne? Mhm. Geras. Ir jis tada, jam nebuvo ką daryti, jisai negalėjo prieš mano valią ir jis nubėgo. Ne? Jis nubėgo, nes buvo Alės tas pacientas, kuriam reikėjo pagalbos. Ir žiūrėk, tas pasvyko su Viktorija. Jinai taip priešinosi, kad daktarai nieko negalėjo jai padaryti, negalėjo įvesti kateterio. Na, pasižiūrėk tą momentą. Sielos Kodėl? pasipriešinimas, nenorėjo pajungimo. Kažkaip mano atrodo, tas laukas irgi buvo sustiprintas tuo momentu. Ir kažkaip per ją tas laukas irgi sustiprėjo. Jos siela priešinosi, nenorėjo to kateterio. Jos siela žino, kad galima ir be to praeiti. Jos vidinis aš. O tai čia visiems taip gaunasi, kur ligoniniai dėl kažkokių priežasčių ar ne tos kateterius jungia. Čia Tai visiems gaunasi. kateterius jungia, jeigu tau yra lašelinės statomos, kad po to, kad galėtų tas vanduo nutekėti, tas fluids. Žinai, situacijos skirtingos, bet dauguma čia bent jau taip yra, aš nežinau kaip Lietuvoje. Bet čia yra kažkoks jau toks pajungimas gaunasi? Jo, totalus pajungimas. Pajungimas į laboratoriją. Netgi gerklę suspaudėm. Gerai. Atjungtų savo mergytę. Tai jai net nepavyko jiems, nes negalėjo niekaip. Pasipriešino savo valią parodė. Taip. Tai įsivaizduoju, buvo mūsų gal kokie 4. Gal laikė ir niekaip nepavyko.
Ai, aš maniau, kad paskui vis tiek pavyko, ar ne? Ne, nepavyko. Visiškai nepavyko, ar ne? Visiškai nepavyko ir aš pasakiau, nereikia. Aha, supratau, aš galvojau, kad nesisekė ir paskui, dabar Ne, supratau. ne, iš viso, jie Va. kaip ir nepavyko ir jie, žinok, nebebandė, sako, čia nieko nesigaus mums. Ir aš tada Žiūrėk, užprotestavau, sakau, ne, nereikia. aha, geras. O jeigu tu nebūtum toje projekcijoje taip atsisakius, irgi tas laukas būtų gal vis silpnesnis ir ją irgi nebūtų pavykę pasipriešinti? Nebūtų pavykę pasipriešinti. Ir įsivaizduoji, kai jau jie pasakė, mes ją įvesim kateterį, ne? Aš iš tikrųjų žinau, kad jiems nepavyks. Nes aš kažkaip su ta projekcija, man kažkaip rezonansas toks buvo, žinai. Mhm. Sakau, kažkas ne to čia neturi tos kateterio čia iš viso vesti. Kad jinai gali pati šlapintis. Prie ko čia tas kateteris? Geras. Nu, Mhm. nu Tai jie žodžiu, supranti, jie supranti, daktarai, jie visą laiką daro techniškai viską. Čia taip, jie nežiūri į kūną, kad kūnas pats gali, žinai. mhm. Jie visą laiką ieško kitų variantų. Mhm. Supratau. Mano vaikui tai buvo kitaip, kai irgi tą kateterį vedė, tai ir įjungė lašelinę, tai ten kaip tik leido į kūną vandenį, nes tiesiog kūnas buvo praradęs daug skysčių, nes Mhm. buvo tas virusas ir leido tą vandenį su visais tais vitaminais kažkokiais pastiprinančiais, nes viską, ką vaikas 3 dienas, bet kokį gurkšnį išgėręs, viską išvemdavo. Taip, tai čia Tai, irgi lašelinę statė. taip, O Viktorija, o tai kateteris vedė ar nevedė? taip, vedė, Ai, vedė, ne. O kokiu vedė. tikslu jie veda, kad išsivalytų? Ne kad Išsivė- išsivalytų, kad kaip tik prileistų vandens į kūną 3 dienas, vaikas nei Ai, valgė, nei gėrė, mhm. sukūdo belenkaip ir tiesiog, žinai, skysčių labai daug neteko, nes Taip, taip. įsivaizduok, vėmė 3 dienas, jis Mhm. su skysčiais vėmė. Tai buvo, kad prileisti vėl vandens ir pastiprinti tais vitaminais. Ir iš Tai gal čia tikrųjų tas šiaip pats tai buvo? sustiprino Mhm. ir mes kitą dieną išėjom iš tos ligoninės. Aha. Buvo suteikta ta pirmoji pagalba, tai dėl to aš ir klausausi tavęs, Gal čia tas pats, gal aš kažką maišau, nes šiaip nes aš kaip irgi aš pirmą kartą girdžiu, kad dėl šlapinimosi kažkaip aš čia būna, kaip kad dėl suprantu, kad šlapinimuose irgi aš, čia gali būti įvairių variantų, bet taip, daugiau jie sakė į tą šlapimo būslę, tai aš supratau, kad galėtų kad tas skystis kažkaip nebūtų jai kažkokio tai galbūt veiklą nesutriktų, nes būna irgi, kad nuo šito skysčio kiekio gali veikti, žinai, organai, tai čia gal kiekviena situacija skirtingai. taip, Tai aš čia gal ir bent jau aš taip supratau, nes sakė, kad mums reikės iššlapimo pūslę. Ta kateterį įves, kad jinai galėtų šlapintis. Ir jie žiūrėk, norėjo matyti skysčius, kiek skysčių, jinai kažkaip matuodavo skysčiais, kiek jinai tenais po to pasišlapindavo. Tai aš manau, čia jie turėjo žinoti, kad jei nebūtų per daug to skysčio, nes pas ją su širdim irgi yra reikalų. Tai manau, čia, žinai, atvejai skirtingi. O po tos projekcijos, kuriuo metu tu supratai, kad reikia vykti į ligoninę iš karto? Jo, kaip iš tikrųjų ta projekcija prasidėjo, jai šeštadienį pasidarė negerai ir tą projekciją aš turėjau ant ryto ir ryte jai pasidarė labai negerai, jin ten irgi pradėjo vemti jau geltonų skysčių ir man toksai, žinai, turbūt reikėtų jau kontaktuoti su ta ligoninė, nes kažkoks buvo kaip nuojauta, kad neturėčiau, žinai, laukti ilgiau. Bet tikrai nesitikėjau, kad mes pasiliksim ten ilgam. Kad čia tai bus. Mhm. O Tai, grįžtant tada. mhm.
Ką norėjai sakyti? Tai galiu sakyti, kad čia buvo mano toks kaip alarm, ta projekcija, kad vis dėlto reikia kreiptis. Nes ne visą laiką kreipiamės mes. Sujudino kažkaip, ar ne? Jo. Labai labai įdomi. Bet Mhm. vis tiek toj projekcijai, kaip sakai, yra gyva trauma Taip. užfiksuota. Mhm. Reikia grįžti ir susitvarkyti, ar ne? Taip. Ir paklausk savo pasąmonės, vat kaip geriausiai dabar yra susitvarkyti, kaip tą karminį, kas čia dabar, Jo, per gatves einam. kaip tą karminį mazgą išrišti, kad nebesikartotų šitą pamoką per tave, per artimuosius tavo. Supranti, dabar aš jaučiu, kad tas Andis, tas berniukas, jis labai kaltino save dėl visko. Ir aš dabar tokį jausmą turiu, kad aš turėčiau apkabinti tą savo dalį ir parodyti meilę, nes tas berniukas meilės kaip ir negavo, nes jis turėjo būti savo tiem jaunesniem. Nuo jaunų dienų jisai turėjo būti globėjas ir jis labai kaltino dėl savo brolio tos netekties, po to kaltino save dėl to apsinuodinimo, labai daug kalties jausmo jaučiu jame. Gerai, tai tu pasikviesk tą berniuką. Tai aš jį apkabinus laikau, apšviesta erdvė, apkabino šį smarkiai. Padėk jam paleisti tą visą, pripildyk jį meilę ir kad jis paleistų visą tą kaltės jausmą. Jis pats buvo dar vaikas, jis tiek atsakomybės vaikui yra per daug. Jis negali savęs kaltinti. Čia, žinok, ir buvo, kad tas kalties jausmas labiausiai ir laikė šitą. Jo išsilydo, visas tas kalties jausmas išnyksta, apšviesta gražu, daug saulės šviesos matau. Visa ta erdvė apšviesta. Tai tas berniukas tegul išsilaisvina ir pakyla į tas aukštas erdves kartu su savo broliais. Jo, tokia kaip laisvė jaučiu. Ne veltui tos kalnus ir pamatyti. Va, aš sakau, kažkaip čia rezonuoja. Jo. Su tokiu išsilaisvinimu. Gerai, tai tavo projekcija tuom nesibaigia. Tu iš tos ligoninės ištrūkai. Taip. Ir išskridai, matai lauke pasodinta daug gėlių, lijo lietus, jutai drėgmę. Ir tolėliau buvo scena su mikrofonu, šalia mergina dainavo. Ir tu jai sakai, padainuojam. Pradžioje lyg angliškai dainavot, paskui prie lietuviškų dainų perėjote. Tada tu pradėjai repuoti, kurti žodžius ir išdainavai jai. O jei tu esi iš kitos paralelės ir kito pasaulio, jei tu esi astraliniam pasaulyje. Ir ta mergina sukluso, bet pažiūrėjai tave taip, lyg tau būtų protas truputį pasimaišęs. Čia variantas. Čia buvo. Aha, aš skridau iš tos ligoninės, atrodo, lyg ir čia supratau, kas čia įvyko. Ir tas lietus, ar ne, tokia gaiva tarsi nuplautų šitą visą tankį, nes vis dėlto ligoninė yra tokia, supranti, vieta, kur jaučiasi. Jo, tai ten jauti. Jei ligoninė ir jauti. Jo, iš karto jaučiasi slėgis. Tai tas lietutis labai buvo labai svarbus tuo momentu. Ir taip, aš kažkaip labai norėjau padainuoti kitą sceną, pamačiau, oi, kaip čia dabar padainuosiu.
Ir aš suprantu, kad aš esu astraliniam pasaulyje, aš suprantu. Bet aš matau, kad kiti būna, bet jie nesupranta, kad jie astraliniam pasaulyje. Jie galvoja, kad tai yra jų realybė. Mhm. Taip įdomiai. Ir kai tai mergaitai pradėjau dainuoti, repuoti, jis sukluso, tai tarsi kaip ji nesuprato galbūt, kad jinai astraliniam pasaulyje. Aš taip ir suprantu, tu ją kaip ir pažadinai su tais žodžiais, bet ji vis tiek, kas čia Mhm. nesąmonė turbūt, ką tu čia kalbi. Taip, taip, taip. Čia tas pats, kas mums dabar realybėj prieitų žmogus ir sakytų, čia netikra yra Čia ar kažkas paralelis. ir mes, ir mes irgi biški pasižiūrėtumėm taip, ką tu čia kalbi. Bet supranti, kas Saulė, ar tau netrodo toks jausmas, kad mus aplanko irgi mūsų aukštesniai aš iš kitų paralelinių pasaulių ir kad jiems mūsų dabartinis pasaulis irgi yra kaip astralinis Taip, pasaulis. taip, Ane? taip, aš tą suvokiu, žinok, irgi man čia labai įdomus Eina momentas yra, sau. kaip mes esam įtikėję tą savo realybę, Mhm. o mūsų visiems aukštesniems aspektams tai čia yra, nu, vaidyba, teatras, aš nežinau, kaip pasakyti, dar viena egzistencija, dar viena realybė iš daugybės, Realybių. Va būtent. Jo, kaip mes kur mes sapnuojam, atėjome kažkokią pamoką išmokti. jo, kitiems gal šitas yra sapnas, ane, va šita realybė, ne? Taip, Ir mus lanko, aš tikrai dabar, žinai, atsimeni, kai aš tau minėjau, mačiau tokią violetinę orbą, tokį labai spindintį. aha, kur sakai, kad gal aš tam. Aha, žinau, kad tu, bet tu sakai, tu tada ne, bet aš kažkaip galvoju, kad mano aukštesnysis aš mane lankė iš kitos paralelinės vietos. Mhm, Tiesiog lanko, mes vieni kitus lankom. taip, Wow. kažkaip ir pritraukiam net, nu jo, įdomiai labai. Mhm. Pagal tuo metu, kai pajaučia siela, kur nukreipti, kur mes turėtumėm nuvykti, kuriai mūsų daliai galbūt yra reikalinga pagalba ar kažkokia žinia. Jo. Mes vieni kitiems, kai tikiu ir padedam. Mhm. Ir tada tu išskridai iš tos scenos, kur dainavote, ir tu pamatei didelės papkės. Papkės, ar čia teisingai žodis? Nu jo, tokios kaip papkės, jo, tokios didelės, didelės, gigantinės, Mhm. su skyreliais jos tokios. Aha. Ir tu pasakei, kaip faina būtų patekti į pobūvį ir pabūti ta dama. Mhm. Tai tu pamatei kažką toje papkėje? Ne, žinai, kaip buvo. Aš toj papkėj, aš tiesiog, kai įskridau į tą papkę, aš supratau, kad čia irgi yra portalai ir Mhm. kad aš galiu per tuos skyrelius pereiti į kitą realybę. Ir Mhm. kuo aš labiau grimzdau, aš girdėjau poplūkį, kai aš norėjau tą damą pabūti, žinai, pabūti tą aukštuomenės damą tipo. Aš Mhm. girdėjau garsus, šnabždesį, taurių, tą klinksėjimą, žinai. Mhm. Bet aš, supranti, neradau įėjimo, kaip įeiti. Aš tarsi blaškiausi tam skyrelį. Ir Mhm. tada, žinai, kaip kažkas tarsi taipintų, rašytų su tom, žinai, kaip būna spausdinama, tos senovinės Aha. tokios mašinos. Čik, 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 toksai. čik, čik, Aha. čik. Ir tada man išsispausdino tas žodis antičakros. Ir viso. Grįžau į save, nes kažkaip nejauku pasidarė. Ir kas čia dabar susiję su to žodžiu atspausdint antičakros? Aš žinok, šitą net buvau visai pamiršusi, bet šiandien, kai atsiverčiau paskaityti tavo projekciją, Mhm. man tas žodis irgi antičakros išėjo ir paskui perskaičiau iki galo, galvoju ir žiūriu, dėl ko man tas žodis išlindo. Mhm. Supranti, čia viskas yra kaip
surišta vėlgi su realybe, ne? Kad iš tikrųjų, kai tu esi savo balanse, kai tu esi susibalansavęs ir tau viskas gerai, tave sunku išmušti iš vėžių. Bet jeigu kažkokia stresinė situacija, ne, tave gali greit išmušti, kad tu vėl, kad būtų tie, žinai, tuneliai nutiesti į tą antičakrinį pasaulį. Mhm. Kažkaip, tu, aišku, mes ne robotai, mes žmonės, mes turime emocijas ir jausmus ir iš tikrųjų nėra lengva išlaikyti tą savo ašį, nes bet kokia situacija tave gali išmušti labai greitai. Jo. Bet tos antičakros, kad tu turi visą laiką būti tam balanse, žinai, tam singuliariniam taške, kad neišmuštų tavęs. Arba stengti susibalansuoti kuo greičiau, kad nebūtų prieigos. Nes čia kaip tas atvirkštinis veidrodis, ane? Tai čakros yra tavo atvirkštinis veidrodis. Tavo kita neigiama realybė. Negatyvi galbūt. Aha. Tai tos papkės ten buvo va ta kažkokia ta kita erdvė, ar ne, ir tu pajutai, kad nenori ten būti? Taip. Taip, taip. Gal netgi spastai. Gal būčiau kažkur nuklydus ne ten. Čia toks kaip. Pasižiūrėk, ar tai buvo spastai? Nu, man labai, nes man buvo labai supranti, kaip aš jutus, kaip būčiau trapt, būčiau kažkur įstrigdinta, kad kažkas mane laiko. Aha, tu ir rašai, kad nežinojai net per kurį lapą lysti. Jo, nežinojau, Pasijutai kaip tarp lapų. kaip spastai. Ir tu iššokai iš ten? Nu, aš taip manau, nes aš grįžau į save, turbūt iššokau. Ai, nu taip turbūt. Mhm. Gerai, kokią dar informaciją jauti iš visos projekcijos? Junkis su savo pasąmonę, klausk Dabar su savo truputėlį. aukštis. Dabar, žinai, ten tie, kur tie skambesiai, ten tos taurės, aš būčiau nuėjusi tą žemutinį pasaulį, dėl to mane ir sustabdė. O iš O čia visos. tavo pats aukštesnysis, aš gal taipinau tos žodžius Jo. antičakros, kad tu nesi ne ten, tau tokia žinutė atsiuntė. Taip, kad tu ne ten užkliuvai, tipo, žinai, išeik iš čia. O iš visos tos projekcijos, ką aš supratau, kad kartais kita realybė gali būti atspindys šios realybės ir kartais pasąmonė tave paruošia, galbūt būsimiems įvykiams ir paruošia kažkaip tave emociškai, sustiprina. Pastiprina, ar ne? Pastiprina. Kad galbūt neišeičiau iš ritmo visiškai. Tai čia kažkoks buvo ženklas labai stiprus, labai labai. Kur visai net netikėtai ta projekcija, aš tikrai nesitikėjau, kad turėdama truputėlį streso, aš galiu patirti projekciją, tikrai nebuvo. O tu jos ir neplanavai, ar vis tik va taip norėjai, bet žiūrėjai, gausis ar nesigausis? Neplanavau, nes Viktorija buvo apsirgus ir man net tokių minčių nebuvo. Tai tavo aukštesnysis aš pats tave išnešė, ar ne? Išnešė, taip. Super. Geras. Fainai. Gerai. Tai padėkok tada savo aukštesnėjam aš, kad tave šitaip pažadinu. Labai, labai dėkoju. Nuoširdžiai dėkoju. Gerai. Ir tada saugiai atsijungiam, ar ne? Ar dar jauti, kad kažką nori pažiūrėti? Ne, jau viskas. Gerai. Tada saugiai atsijung nuo visos šitos informacijos.